Esu Artūras Aleksinas, elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento vadovas. Technikos kolegija parengė naują studijų programą transporto elektros sistemų inžinerija, kuri bus pradėta realizuoti 2015-2016 mokslo metų pradžios. Bendraujant su socialiniais partneriais buvo nustatyta, kad šiuo metu labai trūksta, o ateityje bus labai paklausus aukštos kvalifikacijos transporto elektros sistemų specialistai. Elektrinis transportas Lietuvoje turi didelės perspektyvas, nes, kaip visi žinome, šiuo metu įsibėgėja Rail Baltica projektas. Į miestų gatves vis daugiau išvažiuoja šiuolaikiškų troleibusų, tiek privačiuose, tiek visuomeniniame sektoriuose vis daugėja hibridinio transporto. Tai yra didžiąja dalimi susiję su vis griežtėjančiais ekologiniais reikalavimais, transporto patikimumu, ekonomiškumu. Tiek diegiant, tiek prižiūrint šias sistemas reikalingas specialus pasirengimas. Kauno technikos kolegija kaip tik ir siūlo nuo šių metų rugsėjo 1 dienos pasirinkti studijų programą transporto elektros sistemų inžinerija ir taip susikurti savo geras karjeros galimybės. Mano Laurynas Jokužis, Elinta projektų vadovas. Čia matome Lietuvoje sukurtą elektrinį hibridinį sunkvežimį. Tai yra 5. mūsų prototipas. Toks sunkvežimis elektrą nuvažiuoja apie 35-40 km, o vėliau persijungia į hibridinį režimą. Šitas sunkvežimis, kuo jis yra ypatingas, tai tuom, kad visa elektronika, visa sistema, kuri įsideda į standartinį autobusiuką ar sunkvežimį, buvo sukurta Lietuvoje. Kaip sakant, visiškai nuo nulio. Tai mums užtruko praktiškai 4 metų darbą ir dirbom ne vieni. Mums padėjo tikrai specialistai iš Kauno technikos kolegijos, kurie padėjo kurti šito sunkvežimio atskiras dalis. Na, o kitų metų pradžioj mes planuojam pradėti serinę tokių sunkvežimių gamybą. Pradėjus serinę tokių sunkvežimių gamybą, mums bus reikalingi specialistai turintys žinių apie elektromobilius, apie elektros įrenginius automobilyje, kaip jie veikia, kaip jie valdomi, ko iš tikrųjų šiai dienai sunku surasti. Mūsų hibridas yra išskirtinis tuo, kad jis yra protingas hibridas, tai yra Intelligent Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Kuo jis yra protingas, jisai užmiestyje važiuoja hibridiniu režimu, tai reiškia dirba ir elektrinis ir dizeliniai varikliai. Įvažiavęs į miestą pagal geozoną persijungia iš karto į elektrinį režimą, jeigu tai yra žalioji zona. Tai jis yra visiškai kitokio tipo hibridas nei kitų gamintojų. Šiuo metu mūsų kompanijoje dirba 5-6 inžinieriai, kurie dirba kuriant tą sunkvežimį. Toliau, aišku, yra gamybos personalas. Toliau mes kitus dalykus mes iš tikrųjų outsourcinam, kaip ir sakiau, bendraujam su Kauno technikos kolegija, taip pat bendraujam ir su KTU ir kitom firmom. Uždarosios akcinės bendrovės Elinta generalinis direktorius Vytautas Jokužis. Nes kol kas verslui su mokslu labai sunkiai sekasi rasti bendrų taškų. Bet yra sričių, kur pavykę rasti. Sakykime, jeigu jūs matėt mūsų sunkvežimį, tikrai galime pasakyti, kad nemažai ten yra mokslo. Ir kas įdomiausia, kad prie jo sukūrimo tikrai nemažai prisidėjo Kauno technikos kolegijos mokslininkai, Kauno technikos kolegijos dėstytojai. Toks yra kaip pavyzdys, kad vis dėlto mes galim bendradarbiauti. Tai iš transporto elektronikos specialybė, kurią ruošia Kauno technikos kolegija, transporto elektros sistemų inžinerija, tai tikrai šios srities specialistų garantuoju, kad bus poreikis didesnis. Kodėl? Nyksta automobiliai, kur buvo primityvus valdymas, vidaus degimo variklis ir didelis kuro sunaudojimas. Kuo transportas tampa ekologiškesnis,
tuo jame daugiau kompiuterinės technikos, sudėtingos elektronikos. Tai elektromobiliai iš viso tai yra kompiuteris ir elektrinė jėgos sistema, ratai dar pridėti, kad važiuotų. Bet tai yra elektros sistemų, ten yra labai daug ir jų tikrai reikės. Taip pat dar vienas sritis, kurioje mes irgi dirbam, tai elektromobilių įkrovimo stotelės. Aš manau, šis sritis taipogi priklauso elektros sistemų, transporto elektros sistemų inžinerijos sričiai. Tad, kaip žinot, dabar nėra ir aš garantuoju, kad už 5-10 metų tikrai bus daug. Jas reikės visas pastatyti, jas reikės visas prižiūrėti. Tad, manau, specialistų tikrai poreikis didės.